ir LNK transliuoja apie tai, kad jūs turit mažą plotelį žalios erdvės gyvendami mikrorajone ir supratau, kad po metų, ko gero, jau jos nebus. Taip, kaip matot, įsikvietėm ir LNK, kad pagelbėtų, nes jau einant čia patiems jau neprasimuši. Televizija taip pat pasirodo nenori tokių laidų net rodyti, irgi baisi problema yra. Bet šiaip taip parodė. Anot tam miškelio tų krūmų net iškirsti nesiruošia ten, kadangi tos apsaugas, sakė, kažkoks tai klevas yra, ypatingas auga. Tai va tas klevas, didžiausias rūpestis Alytaus, o tie visi 400 šitų gyventojų verti tarakono lygio maždaug. Tai va čia iškirsim šitą visą žalumyną, ką mūsų šeimynos augino, vaikai laistė, vargo, užaugo, medžiai užaugo vaikai, ant galo ištremti. Ir, kaip sakyti, rusai paliko tai, sakyti, tą okupaciją, sovietinė tas režimas, komunistinis. Ir tai dar paliko kažkokią oazę, tokį viską, tik nuo tos gatvės atitvėrimas yra medžių, tai dabar ant galo savi baisesni už okupantus pasirodo. Viską per pinigus padaroma, reiškia, bus biznis. Tai va tiek ir žinių ir ant galo mūsų, sakyti, irgi reikia padėkoti mūsų vietinė valdžiai, kad tokius dalykus leidžia kažkaip yra. Dar Vytautas, noriu tavo nuomonę sužinoti, visi kelių parduotuvių daug, mažai, ar jų dar reikėtų? Kaip čia pasitoja tavo bent jau namo aplinkoje? Jau, sakyčiau, tokiam miesteliui kaip mūsų automatiškai taip smarkiai mažėjančiam tų parduotuvių tikrai per daug yra, per akis jų praktiškai. Nežinau, kodėl toks yra planas, kad Alytų paversti vien parduotuvėm. Užtenka dabar jau tą mūsų plotą atima gražiausią vietą. Prieš eglę vėl statys, praktiškai, kaip supratau, Norfa už kelių šimtų metrų. Toliau link Jazminų turgus, ten tas kaip seniai atitvertas aliuminiu, tas pradėtas statybos, kaip supratau, ten lygtai Lidlas ruošiasi statyti, va. Viena parduotuvė, antra, toliau trečia, tai vienu žodžiu, kaip šachmatų lentoj, čia tik spėk tarp parduotuvių vaikščioti, šito žmogui nebus nei vietos ko kvėpuoti. Sakykit, dėl ko pakvietėt mus? Kad mums čia stato po langais į parduotuvę. Viskas, aišku, suderinta, viskas sutvarkyta, įstatymiškai, tai dabar žmonės atsipeikėm, kad, sakykime, informacijos mums buvo labai mažai. Niekas jokių skelbimų, nieko nebuvo, čia susigalvoja kažkokie miesto ponai, sugalvoja, kad čia reikia parduoti žemės ir pastatyti pas mus tiesiai ant kiemo parduotuvę. Jūs gavot? Laišką gavom. Laiškom, kad sutvarkyta, suderinta viskas. Atsakymai, ir kitaip nebus. Visi leidimai yra gauti ir jie pilną teisę turi pradėti statytas. Sakykit, ar turi šiuo atveju būti gyventojų sutikimas? Aš manau, kad šiuo atveju turėtų būti miesto valdžia atkreipti dėmesį gyventojus vis tik ir turėtų ar vienaip ar kitai būti apklausa daroma. Ar tie žmonės sutinka, ar jie nori, ar reikalinga. Šiai dienai žmonės palikti likimo valiai. Išvardinkim, kas blogai. Aikštelė vaikam dingsta. Ja, dingsta. Mašinų oro tarša bus labai didelė. Oro tarša baisinga. Kas dar? Iškirs medžius, nebus Iškirs žalios vejos jau neišlieka praktiškai. Šitą veją tada iškirstų, taip? Ne, tai naikina automatiškai. Taip, viską. Bus diena ir naktį ir diena bus. Mažų vaikų yra. Ir matom, koks. čia vaikai užaugo, futbolo lošė, įsaugom tas eglaitės, užsiauginom, laistėm, prisižiūrėjom. Visi iš emigracijos tuščia. Visas būrys. Aš tai O tada kas vaikščiau čia? dar akcentuočiau ką? Vaikų saugumas, taip? Taip, čia Nes judėjimas klaikus, didžiosios mašinos važiuos. Tai yra ir vaikų, ir pačių žmonių saugumas. Nes suprantat, didelė dalis žmonių reiškia keliasi 4, 5 išeina į darbą. Tarkim, jeigu dabar jau buvo tas kemsynas vadinamas, kaip mes teigiame, ne? Tai tam kemsynė atsiras turbūt dvigubai. Tų vartojančių visokius ten ir narkotikus ir visą kitą. Jūs nusiminę, jūs visi stovit nusiminę. Taip. Todėl, kad Lietuva, žinot, kas yra? Paprasčiausiai balsavimo mėsa, daugiau niekas. Kai reikia rinkimą, tada striokas visiems, tada tik skelbimai, proklamacijos, kaip visi tais lapelius, kaip čia bus ir tik išrinkit, praktiškai, bet tautos balso jau seniai niekas neklauso. Visa tauta seniai žino, kad jau Lietuvoje praktiškai jokių šansų apie kažką galvoti, mąstyti logiškai, protingai jau nieko nevyksta. Mes ko čia susirinkam, kiekvienas už save balsuot ar už miestą. Kažkodėl tai visam pasaulyje stato gigantus už miesto, o pas mus vidury miesto, po langais tiesiai, kad už tų koloriseriai vaikai neturėtų kur žaist bėgiot ir mašinos per naktį važinėtų ir atsiprašant bomžai ant kampų sisiotų.
Tai jūs tada iškelkite visus reikalavimus, kurių mes dar nežinom. Įrašė žmonės. Viskas buvo sakyta, viskas pasakyta. Niekas nieko nežino. Mes patys paskutiniai sužinojom, kad čia bus statybos. Kai jau viskas Kai jau viskas su parašais surinkta, mes visiškai tokie... Ar mes jokio privatumo neturime? Gavom atsakymą, kad visos instancijos pasirašė. Ar jūs laikotės tos galimybės, kad gyventojai dar protestą savo gali registruoti ir turi bent teorinės vilties? Žmogaus teisės jos begalinės ir galima, aišku, šitį skundą peticiją galima motyvuotai skųsti, bet aš tai kvieščiau dėl to nedelsant susėsti konkrečiau stalo, pasikviesti pirmiausia investuotus potencialius, jeigu jie nenusėjama savo ketinimų čia statyti. Tokios prielaidos gali būti, kad gali dar daug metų neinvestuoti, bet gali staigiai viskas vykti, kaip žinau. Gyvenamojo namo žmonės pateiks savo pretenziją, kad jie nenori statyti, tiksliau matyti prekybinio centro visiškai šalia savo langų, tačiau pretenziją po pokalbio nutarta papildyti, kad jį net privačiam kapitalo investuotojai būtų visiškai aiški, kodėl šie žmonės nenori prekybos centro.